Sveiki visi. Laiką sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien kviečiu pasižiūrėti 3 kortų skaitimus tema kvietimas pokalbiui. Jeigu jūs pasilgot mano skaitimų manęs, tai šiandien mes pasižiūrėsim tokį kortų skaitimą, kuris vadinasi, aš pavadinau, kvietimas pokalbiui. Primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai, jie gali skirtis nuo jūsų situacijos kažkokiomis tai detalėmis, bet bendras fonas, bendra užklausa, jeigu jums įdomu, tai vis tiek rasit tuos atsakymus arba tas įžvalgas, kurios jos domina. Todėl atpažinę savo situaciją kviečiu daryti išvadas ir po to daryti kažkokį tai veiksmą, jeigu jūs tikrai norit bendrauti su savo pasirinktų žmogumi ir kažkokius tai patirtis turėti kartu santykiuose su juo. Tai va, tai mano tokia įžanga, 1, 2 ir 3 variantai. Mes atidedam 2, pasiimam 1 ir žiūrim, ką mums papasako šiandien jau apie jūs ir apie jūsų situacijas mano kortos. Taip, pirmas, ką mes padarom, tai išsirenkam porą, apie kurią kalba eis. Ieškom vyro ir moters ir pasižiūrim, kokios jūsų energijos. Abudu pasislėpę, kažkur tai pasislėpę. Va, vyras pirmas išėjo. Šalia moteris. Nors ir pasislėpę, bet esat kartu vienas su kitu labai, kaip sakoma, šalia. Gali būti, kad jūs gyvenat šalia, bendraujat ir toks, vėlgi, vienas su kitu labai artimą ryšį turit. Tai mes pasižiūrėsim čia kortą ir čia taip, kad būtų. Tvarkoj. Pirmas variantas, moters pusė, vyro pusė. Žiūrim, ką turim. Moteris myli šitą vyrą, moteris tikrai nori pasikalbėti, aš sakyčiau, ir nori išgirsti tuos žodžius, kurie jai svarbus, nori tokio romantiško švelnumo, palaikymo, labai nori tokių irgi gražių emocijų pokalbyje su vyru. Vyras nori, sakyčiau, žinot, kalbėti apie savo ambicijas, kalbėti apie savo lūkesčius, kalbėti apie tai, ką jisai dėl jūsų pasiruošęs padaryti, arba apskritai, ką jisai gyvenime nori padaryti. Ir jam labai svarbu, kad jūs jį gerbtumėt ir juo didžiuotumėtės. Šitam vyrui labai svarbu, kad jūs jį vertintumėt būtent už jo pasiekimus, už jo laimėjimus gyvenime. Jeigu moteris nori tokio pokalbio apie jausmus, tai vyras nori pokalbio apie savo reikalus, apie savo gyvenime nuveiktus darbus ir pripažinimą, kuris jam labai labai svarbus. Ir galbūt iš to ir kyla toksai nesusikalbėjimas tarp jūsų, arba vienas kitų nusivilėt, nes vienas kitą labai skirtingai vertinat ir domitės, kaip sakoma, skirtingais dalykais. Tai gali taip būti. Pasižiūrim tada, ką jūs vienas kitam norite pasakyti. Ką jūs vienas kitam norėtumėt pasakyti, jeigu abudu maksimaliai atviri būtumėt. Ką vyras jums norėtų pasakyti ir ką moteris vyrui norėtų pasakyti. Ir vėl nori moteris sužinoti, koks vyras yra draugas, ką jinai jam reiškia jo gyvenime, apie draugystę, apie jausmus, apie ištikimybę, apie tokį vyro buvimą šalia, ištikimų, galėt pasitikėti juo, nori moteris pasišnekėti ir pasakyti, kad šalia jo jinai jaučiasi saugi, šalia jo jinai jaučiasi, arba trūksta jai to, bet jinai nori kalbėtis būtent apie jausmus, apie pasitikėjimą ir ištikimybę, draugystę, ištikimybę, gilius jausmus. Vyras nori kalbėti ir vėl kalba apie tai, apie savo jėgą, apie savo
laimėjimus, apie savo pergalės. Jisai nori girtis jums, jisai nori galbūt, jeigu kalbatės, tai dažnai kalba, kad aš ten tą dariau, tą buvau, ten tą pasiekiau ir taip toliau. Ir jam toksai vaizdas, kad jisai kalba apie save, o jūs norite apie jausmus kalbėti. Va čia gali būti toksai irgi vienas kitam, kaip pasakyti, kas jūs sieja. Jūs vis tiek sieja meilę, labai graži korta, jūs vis tiek sieja jausmai, jūs vis tiek sieja tas gilus emocinis ryšys, bet kiekvienas iš jūs, kaip sakoma, skirtingom kalbom kalbat, vien tik tai todėl, kad moteris nori kalbėti apie savo jausmus ir apie savo būseną šalia šito vyro. Vyras kalba apie laimėjimus, apie savo pasiekimus. Ką norite sužinoti jūs apie jį ir jis apie jūs? Ką jis nori sužinoti apie jūs? Ką jisai nori sužinoti apie jūs? Ką jūs norite sužinoti apie jį? Ir vėl moteris. Ir vėl žiūrėkit, vyro išorė, jisai nori sužinoti apie jūs, kaip jūs jaučiatės šalia savo vyro, kai išeinat į viešumą, kai būnat, nežinau, ten vakarėliuose, draugų rate. Jam labai svarbu, kaip jūs, kaip pora atrodot. Ir jam svarbu stebinti arba, kaip pasakyti, džiaugtis, gėrėtis jumis, kaip saulė, kuri nušviečia. Bet vėlgi, ką jūs norit sužinoti? Jisai nori sužinoti, kaip jūs šalia jo jaučiatės draugų tarpe, giminių tarpe, visur visant ten, kur einat, ir ar jūs juo gėritės, ar jūs, ir vėl jisai apie save žiūrėkit, ir vėl jisai apie savo saulę, apie savo būsenas kalba. Moteris, ką nori sužinoti, jinai nori sužinoti, ką jisai jie jaučia. Jinai nori sužinoti, kas jos slaptoj širdį, vėl apie jausmus, vėl apie tokius jo būsenas, jo išgyvenimus, kad jisai dalintųsi su ją jo slapčiausiais norais, slapčiausiam pasitikėjimo nori. Moteris nori sužinoti apie vyrą, ką jinai jam reiškia jo gyvenime. Vat tikrai moteriška, labai tokia moteriška būsena. Ir vienas apie kitą norit sužinoti, kad šitie santykiai yra sveiki, kad šitie santykiai yra ilgalaikiai, kad jūs vienas kitam, kaip sakoma, tinkat ir kuriat bendrą ateitį ilgiems metams. Vat apie tą norit sužinoti, pasitvirtinti, kaip sakoma, sužinoti. Ką nutylit? Ką jisai nutyli ir ką jūs nutylit? Pasižiūrim, ką jisai nutyli. Ir ką jūs nutylit. Jisai nutyli, kad jam sunku. Jam sunku. Bet vėlgi. Ir vėl toks veidrodžiavimas yra. Jisai nutyli, kad jam sunku kalbėti, arba jisai jaučiasi nesuprastas, kai kalba apie savo ambicijas, kai kalba apie savo lūkesčius, apie tokius idėjinės, kaip čia, aš noriu gyventi, kur ten, Australijoje kažkokiam tai namelyje, kur ten, ir jūs galvojat, nieko savo svajonės, tai kur čia dabar ką. O jam labai svarbu, kad jūs patikėtumėt jo idėją ir suprastumėt, kad būtent tai, ką jisai jums atskleidžia, tai yra tikra. Patikėtumėt ir pasitikėtumėt. Patikėtumėt jo ambicijomis, patikėtumėt, įkvėptumėt jį padaryti tai, ko jisai nori. Jam iš jūsų reikia tokio palaikymo, kad ir kokią kvailystę jisai sugalvotų, kad ir kokį keistą norą arba ambiciją turėtų pasiekti, užkariauti, nugalėti. Jūs jį palaikytumėt, sakytumėt, aš visada su tavim, aš visada suprantu, tai tavo noras, viskas okei. Bet jisai tą nutyli.
kad trūksta iš jūsų palaikymo. Jūs ką nutylit? Kad būtent, kai jisai sakiau, kad jisai, kai įveda jūs pažindint su draugais, pas tėvus ir taip toliau, jisai nori, kad visi žavėtųsi jumis ir jo puikiu skoniu ir pasirinkimu. O jūs nutylit, kad būtent kai, kaip čia pasakyti, kad būtent tada, kai jisai jūs pristato, jūs galit mėgautis, žinot, murkti iš pasitenkinimo arba viena reikšmė, jeigu tai pozityvi reikšmė, o kita, tai jūs irgi galvojat, kad jisai taip, kaip čia pasakyti, jūs pristatinėja kaip savo trofėjų. Ir kad jisai jau turi raktą nuo jūsų, turi raktą nuo jūsų kaip nuosavybė jūs ir pristatinėja jūs kitiems kaip savo nuosavybę, kaip savo pasirinkimą. Vat, iš tokio truputėlį neigiamo aspekto. Bet jeigu iš teigiamo aspekto, tai jūs irgi taip galvojat, užkariavo ir dabar čia pristatinėja mane. Nutylit, kaip jaučiatės, kai jisai giriasi prieš draugus arba su draugais arba su giminėm apie jūs kalba. Kažką tokio, nežinau, ar jums patinka ar nepatinka, bet jūs kažkaip tai jaučiat, kad jisai savinasi daugiau negu norėtumėt jūs, taip sakyčiau. Ką slepia? Ir tada pasižiūrim, ką slepiat. Ką jūs slepiat? Ką jisai slepia nuo jūsų? Ką jisai slepia nuo jūsų? Ir ką jūs slepiat nuo jo. Jūs slepiat nuo jo, kad norit su juo vaikų, kad norit su juo ateities, kad norit būti, kad jūs arba kalbat, arba, kaip čia pasakyti, galbūt sakot apie tai, bet ne, kaip čia, vis tiek savyje, savo viduje kažką tai slepiat apie tai, kad jisai yra jūsų vaikų tėvas, kad jūs jį matot kaip savo vaikų tėvą. Kažkas apie vaikus, kažkas apie šeimą. O jisai nuo jūsų slepia tai, kad jisai norėtų kitokio intimumo, norėtų kitokio sekso. Galbūt jam patiktų kitoks būdas arba žodžiu, kažką tai jisai slepia apie jūsų intimų gyvenimą. Jisai kažko tai neprisipažįsta jums apie tai, kaip jūs mylitės. Ir tai darot iš tokio pagarbos arba, kaip čia pasakyti, moralė neleidžia. Jums neleidžia kalbėti apie vaikus, apie tai, kad jūs norit vaikų, arba galvojat su juo turėti vaikų, o jam neleidžia prisipažinti, kokio sekso jisai su jumis nori. Gerai, tada pasižiūrim dar paskutinis toksai yra, ką šiandien sugalvojau. Slaptos svajonės. Ką jisai apie jūs svajoja? Kokių slaptų svajonių? Jo slaptos svajonės. Jūsų slaptos svajonės. Jūs norit romantikos. Jūs norit labai... Kodėl čia temsta mano ekranas? Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Jūs norit romantikos. Jūs norit tokio, žinot, intimumo ir kad plaktų širdis iš vien. Jums labai norisi to tokio, kaip matyt pačioj buvo, labai gražus pasimatymai. Jūs vienas kitą tokį pažinot, jautrus ir toks virpulys buvo. Jisai, ko jisai slaptos svajonės apie jūs, jisai nori, žinot, tokio truputėlį galbūt, kaip ir sakiau, kalba eina apie tai, kad neprisipažįsta kokio sekso nori, tai gali būti truputėlį jūs apie švelnumą, jisai apie tokią intrigą, paslaptį, kažkokią, tai vėlgi, ne, šita moteris taip net neįtarė, kad ją stebi vyras. Tai jisai nori kažkokios tai ugnelės, kažkokio tai kitokio intimumo, kitokios, kaip sakoma, tarp jūsų scenarijaus intimumas. Kad tai būtų pavojinga, kad tai būtų įstringiau, kad tai būtų kažkaip tai, nežinau, taip, nežinau, kaip čia pavadinti tuos žodžius, bet
kažkaip pavojingiau būtų. Jam norisi tokios didesnės aistros, sakyčiau. Tai va toks buvo mūsų pirmas variantas. Aš labai tikiuosi, kad daugiau mano telefonas įrašas neužtamsės ir mes judam prie antro varianto. Kvietimas pokalbiui. Ką jūs, jeigu būtumėt, kaip sakoma, irgi be kortų vienas kitam norėtumėt pasakyti, tai apie ką jūs norėtumėt pasišnekėti? Kokia pora kalba eis? Antras variantas. Apie kokią porą kalba eis? Antram variante. Tai liko su širdim. Žiūrim, kur vyras. Taip, pokalbis irgi vienas nuo kito netoli, esat visiškai vienas kitam, kaip sakoma, galbūt ir susitikinėjat arba dažniau susitikinėjat, bet šita moteris gėrisi ir myli šitą vyrą už jo drąsą, už jo veiksmus, už jo elgesį su ją. Jam patinka, jai patinka šito vyro dėmesys nepaprastai. Kai vyras rodo jai dėmesį, jinai skrajoja padebesiais, jo širdis plaka stipriau, dažniau ir jinai tiesiog skrajoja, kaip ir sakiau, tokia, žinot, lengva eisena pasidaro, nes jinai jaučia, kad šitas vyras ją domisi ir jai labai patinka, galbūt jūs netgi padeda šiek tiek kažkokios tai problemas spręsti arba finansiškai jums padeda, remia jūs. Tai jūs iš tiesų šitam gerbėt ir labai esat suinteresuota tuo. Ir būtent jūsų meilės kalba, kaip sakoma, dovanos arba dėmesys to vyro. Ir kai jisai rodo tokį dėmesį, kokį jums reikia, tai tada jūs irgi labai jaučiatės pakylėtai ir įsimylėjus. Šitas vyras iš tiesų, jisai mato, kad jūs jam tikrai svarbi, jūs jam tikrai esat, kaip pasakyti, jo lemtis. Ir jisai tuos jausmus, kokius jums demonstruoja, jis iš tiesų jaučia, jisai nemeluoja. Jo širdis ir jo elgesys yra įsimylėjusio žmogaus ir jam tarsi toks, žinot, jeigu jisai ir nėra labai dosnus arba yra dosnus toks, koks yra, tai jam tarsi norisi būti dar labiau dosnesnių jums jausmų. Žodžiu, vyras, kuris moka rodyti jausmus, moka dovanoti dovanas, moka jūs stebinti ir visą tai daro iš tokios irgi, aš pasirinkau šitą moterį ir aš noriu būti šalia jos. Irgi labai toks, sakyčiau, gražus ryšys tarp vyro ir moters, kai moteris jaučia vyro besirūpinimą, o vyrui įdomu ir malonu ją stebinti ir rūpintis ją. Va taip. Apie ką norit vienas su kitu pakalbėti, ką jisai nori jums pasakyti, ką jūs jam norit pasakyti. Oi, kaip moteris patinka vyro energija, žiūrėkit, išėjo čia meška ir kitoj kortai irgi iš karto išėjo ta pati meškos korta, jūs tiesiog šalia jo, šalia šito vyro, aš sakyčiau, jaučiate saugi. Pats didžiausias ir pats svarbiausias moters poreikis šalia vyro jausti saugiai. Tai jūs galite šitam vyrui pasakyti, aš šalia tavęs jaučiuosi saugi. Man patinka tai, kaip aš jaučiuosi šalia. Būtent dėl to man labai patinka, kad mes esam kartu ir mes kažką tai kuriam. Bet jūs turit pagirti. Sakyčiau, moteris norėtų, jeigu galėtų ir drįstų, jinai tiesiog pasakytų, kaip gera matyti šalia savęs tokį žmogų, jeigu jūs būtumėt maksimaliai nuoširdi. Ką vyras pasakytų? Vyras pasakytų, kad jisai mielai, kaip čia pasakyti, mielai rūpinasi savo mergaite. Jeigu jūs esate šeima ir turit vaikų, jam patinka su jumis turėti vaikų. Jeigu ne, tada jeigu jūs neturit vaikų, bet kaip sakyti, esat kartu, jisai planuoja su jumis vaikus turėti. Bet kuriuo atveju tai irgi tokia, žinot, kalba apie jūsų emocijas, jam labai patinka, kaip jūs į jį žiūrit, jam labai patinka, kaip jūs su juo
bendraujat intimiai ir galbūt jisai planuoja su jumis turėti vaikų. Vat apie tai norėtų ir pasišnekėti, sakyčiau. Ką? Dar bendrą kortą paimsiu, kas jūs sieja. Taip, va, moteris. O išėjo moters korta. Aš su šita moteris su manim, kaip sakoma, o aš su ją maksimaliai. Jinai mano vaikų motina, jinai mano mergaitė, jinai mano seksualinis partneris, kuris jaučiasi saugiai ir aš tą matau ir aš tą jaučiu, žodžiu. Labai irgi geras toksai, sakyčiau, pokalbis išeitų, jeigu būtumėt maksimaliai atviri arba ir kalba taip. Ką jūs norite sužinoti? Ką jisai nori sužinoti apie jūs? Ką jūs norite sužinoti apie jį? Jisai nori sužinoti, koks jisai vyras jums yra. Jam labai svarbu jo libido, jam labai svarbu, kad jūs juo gerėtumėtės. Kad jisai, kaip čia pasakyti, kad jisai stebina jūs ir jūs girtumėt jį už tai, kad jisai jūs stebina. Už kiekvieną dovaną jūs jam emociją dovanotumėt. Ir būtent žavėtumėtės, koks jisai yra patikimas, koks jisai yra seksualus, koks jisai yra, kaip jisai nuspėja jūsų norus, bet kuriuo atveju jisai nori sužinoti, ar jums tinka jo elgesys ir kad jisai nori jūsų dar daugiau tokio atgalinio ryšio, kaip sakoma, kad pasakytų, jam patinka jūs stebint, jam patinka jūs kažkokio tai, čia pasakyti, rodyti dėmesį, bet jisai nori žinoti, kaip tas dėmesys jums, ar jūs apie jį taip pat galvojat kaip ir jisai. Bet taip. O ką norėtumėt jūs apie jį sužinoti, kad jisai jums ištikimas yra, kad jisai nesidairo jokių kitų moterų, kad jūs kartu, kaip sakoma, ir numirsim ilgai, gyvensim ilgai ir laimingai ir numirsim vieną dieną kartu. O apie tai jūs norėtumėt sužinoti, kad jisai, kaip sakoma, jums ištikimas visada ir viskam. Šita korta bendra irgi kalba apie ilgą laiką, ilgus santykius, orius santykius, labai pagarbius santykius. Vienas kitam norit sužinoti, ar esat likimas, ar esat antra pusė, kaip sakyt, va taip kažkaip tai, ne? Ką nutylit? Ką jisai nutyli? Ką jūs nutylit? Jūs kažko tai jam nesakot, jūs kažkodėl tai bijot atskleisti savo slapčiausias mintis, savo slapčiausius lūkesčius. Jūs kažkodėl tai bijot su juo atvirai pasišnekėti, kai eina kalba apie pokalbius, jūs kažkodėl tai pasiliekat kažkokią tai dalį savo, arba savo praeities, arba savo lūkesčių, žodžiu, nėra tokio visiškai pasitikėjimo ir atvirumo. Kai jūs tą nutylit, kažkokią tai dalį informacijos nutylit. Ką jisai nutyli? Jisai nutyli, kad labai bijo jūsų irgi, kaip čia, labai bijo pasirodyti kažkokią tai, kaip čia, apie savo sveikatą, apie savo libido, apie savo tokį irgi vyriškumo potencialumą, kažkas tokio. Jisai bijo prisipažinti, kad galbūt bijo pasirodyti silpnu, bijo pasirodyti neįgaliu, čia ir dabar su jumis pasimylėti taip, kaip jūs norit. Bet žodžiu, čia grinai tokios vyriškos baimės yra apie tai, kad gali būti jam labai baisu nuvilti jūs būtent tokiam intimumo akimirkomis. Jis tą nutyli. Jo, nėra atvirumo, norėtųsi to saulės, norėtųsi aiškumo, bet jūs nutylit. Tarsi pasiliekat dar kažkokios tai, neatskleistas iki galo savo mintis, pasiliekat savo. Ką nutylit, o ką slepiat? Ką jisai slepia nuo jūsų?
ką jisai slepia nuo jūsų ir ką jūs slepiat nuo jo. Ir įdomu, kodėl jūs čia taip slepiat, kas čia. Jeigu jūs turit kitas pusės, kitas šeimas, arba, kaip čia pasakyti, turit sukūrę, arba turit praeitas santuokas, arba turit ir dabar jūsų santykiai yra šitas, kaip čia, slapti, tai galbūt apie tai ir nutylit. Jisai nutylė apie santuoką, arba kažkokią tai paslaptį su santuoka, galbūt bijo santuokos, galbūt yra nemaloni patirtis, nes va šitas kalnas kalba apie trukdymus, trukdžius. O jūs nutylit apie tai, kad galbūt irgi norit šeimos, arba norit, jeigu jisai sako, kad, kaip čia pasakyti, jeigu yra treti asmenys ir yra slapti santykiai, tai nieko nuostabus, kad jūs nutylit ir slepiat, kad norit šeimos su juo. Jūs tam nesakot to. Jisai nesako apie savo santuoką, nekalba, arba apie savo patirtį. Bet kuriuo atveju jūs slepiat vienas nuo kito, kad norit įforminti jūsų santykius ir kad tai būtų šeima. Ir tada pasižiūrim, ko jūsų slaptas svajonės, ko jisai nori ir ko jūs norit. Ko jūs norit? Ko jisai nori. Jo. Matot, gali būti, kad tai yra slapti santykiai. Be viso to, kad mes gražiai kalbėjom apie jūsų santykius ir jūsų jo finansinę pagalbą, jo emocinį įsitraukimą, įsitraukimą į šitus santykius, vis tiek yra kita moteris, yra kiti santykiai, yra slapti santykiai. O jūs sakot, bet vėlgi norėtumėt irgi to tokio paslaptingumo, norėtumėt kažkokios tai didesnės aistros, arba tokio, kaip čia pasakyti, arba kaip tik tai, kas tarp jūsų yra slapto ir ne iki galo atskleisto, ne iki galo įforminto, būtent tai jūs ir užveda, suprantat, tai jūs būtent ir audrina jūsų, kaip sakoma, kraują, vien tik tai todėl, kad šitie santykiai yra šiek tiek pavojingi, šiek tiek netokie paprasti ir netokie, kaip sakyt, socialiai priimtini, kaip apie juos galvoja kiti. At kažkas tokio. Tai toks buvo mūsų antras variantas. Jeigu jums tiko ir patiko, lauksiu jūsų atsiliepimų. Jeigu jums tiko ir patiko, lauksiu jūsų atsiliepimą ir jūsų komentarų, laikų, prenumeratų. Buvau truputėlį ilgiau dingus, kol maišysiu kortas papasakosiu, nes tikrai kažkodėl tai labai po Velykų etapo daug darbo buvo. Bet aš tikiuosi, kad viskas vėl sugrįš į savo vėžes ir kortų skaitimai padažnės. Trečias variantas. Kvietimas pokalbiui. Kvietimas pokalbiui. Apie kokią porą kalbėsim trečiam variante. Irgi kartu, vienas šalia kito, labai arti esat. Dažni susitikimai, palaikot ryšį, nebus kalba apie praėjusius ar ten kažkur tai dingusius žmonės. Tai yra žmonės, kurie vienas apie kitą žino, vienas apie kitą, kaip sakoma, kažkokią tai informaciją turi, susitikinėja, susirašinėja. Bet čia yra irgi, sakyčiau, žinot, toksai greičiausiai bus irgi apie slaptus santykius arba santykius, kurie dar yra oficialiai nepaskelbti, jūs dar oficialiai ne pora. Jūs vienas apie kitą žinot, susirašinėjat, kalbatės, bendraujat, bet yra paslapties ir tokio, kaip čia pasakyti, slaptumo elementas šituose santykiuose, kad jums reikia suktis, kad jums reikia kažkokias tai manipulacijas vienas su kitu, manipuliuoti vienas kitu šiek tiek,
arba visuomenę, arba savo gyvenimais, kad jūsų tas bendravimas tęstųsi ir būtų. Vat apie tai kalba. Toks vaizdas, kad moteris jaučiasi arba jaučia, kad jinai apvaginėja arba ją apvaginėja šitas vyras, o vyras jaučiasi, kad jisai dar negali paskelbti apie savo jausmus viešai visam pasauliu. Vat apie tokius žmonės kalba eis. Ką norite pasakyti, ką jisai nori jums pasakyti, ką jūs jam norit pasakyti. Jisai nori pasakyti, kad jisai negali duoti, kad tikrai slapti santykiai yra tarp jūs ir kad jisai nori pasakyti, kad jisai yra įsipareigojęs ir negali duoti daugiau, negu jūs norite. Jis negali jums įsipareigoti taip, kaip jūs norėtumėt, kad jisai jums įsipareigotų. Tai yra tikrai slapti santykiai, jisai tiesiog neturi, čia ir dabar neturi teisės, neturi, knyga užversta, yra slapti santykiai, jūs norit daugiau, jūs norit apie savo meilę ir apie jo pasirinkimą paskelbti visam pasauliu. Jisai kaip tik šito jums neleis, nes yra kita moteris, yra kiti žmonės. Yra kiti žmonės, kuriems jisai yra įsipareigojęs, bet apie tai norėtų pasakyti. Kad netikėkit ir nelaukit iš jo daugiau. Ką norite sužinoti, ką jisai nori sužinoti iš jūs, apie jūs, ką jisai nori sužinoti apie jūs, ką jūs norit sužinoti apie jį. Jisai nori sužinoti, koks jisai jums vyras atrodo, kaip jisai jūs, ar jisai jūs tenkina ir patenkina lovai, ar jisai yra tikras tas vyras, tas meilužis, kurio jūs ten laukiat, ilgitės ir visada svajojate apie jį, žodžiu, jisai nori sužinoti savo, ar aš tau patinku, apie tai, o jūs norit sužinoti apie tai, kas bus toliau su mūsų santykiais, ar mūsų santykiai turi ateitį, ar mūsų santykiai turi kažkokias tai perspektyvas, apie tai jūs norit ir sužinoti. Taip, nes čia irgi yra neiškumas, kaip sakoma. Šitas vyras nori sužinoti, ar čia ir dabar jisai jums tinka, patinka ir viskas gerai, bet jisai apie ateitį tikrai su jumis nešneka, jūs kaip tik norit pakalbėti apie ateitį ir ar jūsų šitie santykiai turi perspektyvas. Ką nutylė? Ką nutylė jisai? Ką nutylė jūs? Nutylit apie aistrą, jisai nutyli, kad jisai jumis labai susižavėjęs ir galbūt pradeda įsimylėti. Jam, kaip čia pasakyti, jam net keista, kaip jisai, kokius stiprius ir kokius labai aistringus jausmus jums jaučia. Jisai jūs įsimylėjęs, jisai jūs gerbė, jisai jumis žavisi, jūs galit būti kažkokiu tai aspektų gyvenime pranašesnė už jį, toks vaizdas, kad jūs galit būti vyresnė, jūsų socialinė padėtis būti aukštesnė arba ten pareigos aukštesnės. Kažkas tai, kas jį inicijuoja, žinot, wow, šitokia moteris man, bet kažkas tai tokio, bet jisai apie tai nutyli. O jūs nutylit, kad jūs nežinot, kas bus toliau. Jūs nežinot, jums reikia saugumo, jums reikia atsakymų, jums reikia jo aiškumo, ko jisai negali čia ir dabar duoti. Ir jūs jungia tik tai, sakyčiau, toks, žinot, irgi vienas iš gyvenimo aspektų, tai yra tas intimumas, seksas jūs jungia, o jūs norėtume daugiau iš šito vyro, šito santykių. Ką jis nuslėpia? Ką jis nuslėpia nuo jūsų, ką jūs nuslėpėt nuo jo. Jūs susitikinėjat, jūs susirašinėjat, pas jūs yra susitikimai, pas jūs yra pokalbiai, pas jūs yra laiškai, pas jūs yra kažkokie tai, kaip ir sakiau, pasimatymai, susitikimai, kurie kiekvienas pasimatymas ir susitikimas kalba apie didesnį prieraišumą, apie jausmus, apie daug tokių išgyvenimų,
bet jūs vienas nuo kito slepiat, kad niekas, artimiausiu metu niekas nesikeis. Taip ir bus. Tokia forma, kokia yra, jinai ir bus. Ir jeigu vienas norit kažkokio tai aiškumo, tai kitas nori lygiai taip pat atvažiuoti ir išvažiuoti, kaip sakoma, tam kartui. Ir tas atstumas išliks pas jūs ir tarp jūsų vis tiek išliks ilgesnį laiką. Šita santykių forma tokia, kokia yra, jie gal rytoj nesibaigs, bet kažkokios, tai kaip sakyt, kol jūs tenkina, kol jūs abudu tenkina tokie pasimatymai, tol jie vyks. Kai kažkam tai kitam vienam iš jūsų nepatiks, gali jie sugriūti, išardyti tuos, iširti tie jūsų, kaip sakoma, susitikimai, vien tik tai todėl, kad vienas vyras negali jums pasiūlyti daugiau. Apie tai, kokios jos spalvotos svajonės, slaptos svajonės, apie tai, kokios jūsų svajonės. Vat irgi jūs slaptos svajonės, ne svajonės, bet galbūt, kaip čia pasakyti, slapti jausmai, jūs bijot, kad jisai jūs paliks, jūs bijot, kad jisai išeis, matot, vyras išeina, jinai lieka, o jisai svajoja ir ilgisi jūsų pasimatymų. Jam patinka tie pasimatymai, jam patinka tas laukimas, jam patinka su jumis intimumas, jam labai patinka ir jisai pradeda, kaip ir sakiau, įsimylėti ir jam tai kelia nuostabą, kodėl aš taip prisirišu prie tos moters. O jūs bijot, kad šitas vyras, kaip sakoma, vieną dieną pasakys ačiū, mes neturim ką pasibaigę. Tai apie tokius 3 variantus mes šiandien kalbėjom. Labai lauksiu jūsų atsiliepimų. Jeigu jums tinka ir patinka tokios mano kortų skaitimai, tai prenumerata, komentaras ir laikas, tai yra mažiausias jūsų atsidėkojimas arba padėka. Jums lengva, tikrai nesunku, o man malonu. Taip kad iki kitų malonių susitikimų, iki.